Brangus mokytojau, keliauju jau 2 savaitės. Per šį laiką aplankiau atsidavusiųjų fermą Čekijoje. Kai lankausi skirtingose centruose, nuo vietinių nuslepiu, kad užimu aukštos prezidento pareigas šventykloje. Tiesiog prisistatau esąs paprastas studentas. Tai leidžia patirti natūralesnius ir paprastesnius santykius, nes niekas nebijo tave paspirti ir jei jau apkabina, tai su tikriausia meilė. Greitkelis yra 5 bėgis, užmiesčio keliai 4, mieste 3, būna dar keliai kur 2 ir būna keliai kur 1 bėgio kategorija. Žiemą užvesti seną dizelinį automobilį niekada nėra lengva, bet kaip užvesti dizelinį automobilį, kuris neturi pakaitinimo žvakių. Kas supranta apie variklius, tai žino, kad tai padaryti išvis neįmanoma, bet mes jums parodysim, kaip įmanoma tampa įmanoma. Štai čia turim panelių valiklį. Čia yra labai geras panelių valiklis, nes jis turi ženklą degus. Ir čia mes turime oro filtrą. Tai čia atidarysim truputėlį ir į tą skylutę šiek tiek įpurkšim panelių valiklio. Nedaug nereikia. Užteks tiek. Pirma, tai gerai supratau, kad artimieji, bičiuliai, kolegos, draugų ratas ne aš jiem reikalingas, bet jie man reikalingi. Tuo pat metu aš suprantu, kad kelio atgal nėra. Kad aš turiu judėti pirmyn ir toliau eiti iš savo komforto zonos, ko toliau vis mažiau saugumo lieka, nes esi vis toliau nuo namų ir kelias gan sudėtingas. Bet kuo toliau, tuo arčiau prieinu prie savęs. Žmonės nenori, bijo likti su savim. Aš irgi bijau, bet manau, kad reikia. Iš tikrųjų, kuo mažiau to saugumo, kuo daugiau supranti, kad bejėgis esi, kad atsiduri kažkur toli miške, sugedęs, šalta lauke, gerai, kad ne viduj. Tuo artimiau pradedi jaust Dievą. 9 laipsniai namukai, nes neseniai sustojom, tik dabar pečiuką jungiam, pažiūrėsim, kiek priešins. Lauke kokie -4. Kiekvienas iš proto kraustosi vis kitaip. Kažkur Vokietijos miškuose ir naktis, lauke labai šalta ir aš nusprendžiau pasigaminti suši. Nežinau, kaip tai darosi, pirmą kartą tai darau, kad reikia išvirti ryžius, čia matom yra pakeliuose ryžiai, čia tai lenkiški suši lapai, nesivaizduoju, kas su jais daryti. Kaip jie padaro tokius rūkytas sūriukas. Aš manau, kad jisai į mūsų patiekalą tiks. Tiesiog galvoju, kur tas alyvuogės naudosiu. Man atrodo, kad čia dabar arba niekada. Kaip čia tie mūsų ryžiai? Mes juos gali lauką, kad jie greičiau tauštų, Čia tai šalta. Baisiausiai tik tai, kad laukiniai žvėrys neteitų. Aš atidaręs tas duris, kokio vilko tenais nesutikčiau, Na, karedžiukai kiek praaušo ir pabandysiu aš juos uždėti ant šito lapo.
viršaus dedam sūriuką ir alyvuogių. Įdomiausia akimirka, kaip visą tai susukt. Ką tik pervažiavau Vokietijos sieną ir prisiminiau, kuomet prieš 13 metų palikęs trumpą atsisveikinimo laišką tėvams, aš pabėgau iš namų. Tąkart taip pat nukeliavau į Vokietiją ir klausdamas savo širdies apie tai, kas man iš tiesų yra brangu, aš ją praleidau beveik 2 mėnesius. Kuomet širdyje išgirdau atsakymą, tai mane labai šokiravo. Aš radau 3 priežastis, dėl kurių norėčiau grįžti namo Lietuvon. Tai buvo mano tėvai, viena mergina ir būtent 3 dalykas mane išties nustebino. Tai buvo Krišnos šventykla Kaune. Tuo metu aš net Dievu netikėjau ir šventyklai tai buvau gal 10 kartų apsilankęs. Bet širdis sakė, kad tai yra svarbiausia vieta pasaulyje. Tai bent atradimas. Jau sukoriau pusę kelių iki Italijos. Ir protas ėmė bijoti, sakydamas, kad keliauti toliau vienam yra pavojinga. Bet kelio atgal nėra. Šita kelionė tai tik simbolinis širdies mūšio link Dievo atspindys. Ir kasdien vis aiškiau matau, kad šios kovos laimėti pats nesugebėsiu. Bet vis stipriau tikiu, kad su Viešpaties pagalba viskas įmanoma. Jūsų mokinys Sankirtan Das.